šiandienos žodį, kurį skirsime mamai, norėčiau pradėti Kamiu žodžiais. Mama, parsivesk mane, parsivesk iš paklydimų, iš netiesos, iš tuštybės, parsivesk iš pykčio, iš keršto, iš apgaulės, parsivadink iš netikėjimo, iš nuovargio, iš nevilties, pasišauk. Juk pareisiu, mama, pareisiu. Dar minu tavo tylią maldą už mane negimusi. Dar girdžiu tavo švelnią lopšinę prie manęs atėjusią. Dar jaučiu tavo kantrią meilę man išėjusią. Parsivesk. Nes kurgi man reikės eiti, jei pamiršiu tą vienintelį kelią. Iš tavęs į tave. Taigi visi šiandien nešime mūsų brangiausiam žmogui, mamai, pavasarinius žiedus, tulpių ar geltonų narcizų paukšteles. Juk kažkada jis turbūt prisimenate laibais balseliais, aš irgi prisimenu, traukėme tą nuostabią dainą. Tau, mano mamytė, pirmieji žiedai. Tiesa, tais laikais buvo tik tai kovo 8, ne gegužės sekmadienis, kaip dabar teisingai švenčiama. Bet vis tiek, nežiūrint koks laikmetis, kokie buvo vėjai politiniai siautė, viskas susidėliodavo dailiai į savo vietas. Laimingos mamos priimdavo plokšteles, dainų plokštes, šypsojosi, graudinosi ir bučiavo savo ašaras. Jei pirmųjų žiedų neatsirasdavo, tekdavo karpyti juos iš popierių. Ir rezultatas buvo ne ką menkesnis. Nes svarbiausia buvo įdėta širdies. Anų tolimų laikų mamos suseno ir iškeliavo pas viešpatį. Kurios neiškeliavo susenusios, vis tebelaukia. Tebelaukia mūsų meilių sveikinimų. O iškeliavusioms atrodo dar labiau norisi joms dainuoti ir vis daugiau dovanoti gėlių. Senam sode skarelė nebaluoja ir šilto žvilgsnio nebėra langos. Takelį žiedlapiai balti nuklojo. Iš atlaidų pasatų nepareisi, po pažastim batelių nešina. Namos jaukios ramybės nepaskleisi. Širdis neverks dainoj, kaip aimana. Skriaudų skausmų vežimas nulingavo, kapų kalnelėms stingdančia tyla. Kai bus ilgu, regėsiu tavo veidą, apgaubtą lengvo rūko skarele. Iškeliavusiams mamoms.
turbūt labiau norisi iš ten dar labiau jūs kiekvieną mylėti ir globoti. O nuo globos, brangieji, ir meilės, iš anapus neapsiginsite. Neapsiginsite, kai būnant šalia. Ir be abejo, galimybės meiliai ten danguje kur kas didesnis. Kartais tuo net visai rimtai įsitikinę. Gal dėl tos nenutrūkstamos veiklos gyvenimas ir tebėra gražus, o pavasaris tebėra pavasaris. Kitose srityse, kai įsiprašoma prisiminimų porcija, visa, ką matai šiandien, dažniausia būna ne jų naudai. Motiniškumo pasirodymas per amžius bus toks pat sukrenčiantis ir didingas. Motinos vaikų širdyje puoselėjo meilę savo gimtajam kraštui, savo kalbai, savo papročiams. Jos daug prisidėjo prie mūsų savitos ir nesuterštos kultūros kūrimo ir išlikimo. Motina, lopšinės daina, patarlėmis, pasakomis ir mislėmis iš kartos į kartą perdavė vaikams tautos išmintį, mokė pažinti pasaulį, mokė pamilti gyvenimą. Motinos širdis padėjo mums išlikti ir kaip tautai. Simonas Daukantas rašė: mūsų kalbą, kurie mūsų probočiai prieš 1000 metų kalbėjo, ne raštai užlaikė, bet motinos, ant kurių kaulų senai jau spindi saulės žvaigždėmis. Galbūt šiandienoje, kai kas iš jūsų lieps pasiskaityti laikraščius ir kriminalinių kronikų skiltis, smurto, skyrybos, asocialių šeimų, valkataujančių vaikų statistiką. Ir tada sakysite, kur ta pasiaukojanti motinystė dingo, kuri palaikė tautos gyvastį ir tikėjimą. Neturiu nei vieno bet prieš tuos faktus ir skaičius, išskyrus tai, kad aplinkui matysime ir matysime nesunaikinamos motiniškumo dvasios kupiną pasaulį. Motinystė tai slėpinys. Motinystė tai malonė ir stebuklas, kurie nežinia kaip atsiranda, kaip persiduoda ir kaip pasidaugina. Ir katalikai ne veltui motinos dienai pasirinko gegužės mėnesį ir mergelės Marijos artumą. Motinystės dovana, pavedama Dievo sūnų nešiojusių įsčių globai, jų užtarimui ir jų paslapčiai. Kunigas Česlovas Kavaliauskas yra pasakojęs apie lagerio draugą, kurį vaikystėje apėjusi baisiomis svotėmis, motina tiesioginė ta žodžio prasme laižytę išlaižė žaizdas. Ir kunigas sako, tai ką, ji ne tokia pat šventa kaip Tomas Akvinietis. Šiais laikais galėtume pasakyti, ką ji mažiau šventa negu Jonas Paulius II. Ji net šventesnė. Galbūt, ji net šventesnė. Kiekvienas, manau, galėtume pateikti savus sąrašus tų, kurios motinystės pašaukime save godžiai apiplėšė ir išdalijo save vaikams. Pagaliau nereikia skambių analogijų bei pavyzdžių. Joms tie šventumo dalykai išeina lyg savaime. Ne dėl altorių garbės, ne dėl sveikinimo motinos dienos proga. Čia kažkas kitai jungta. Ir nebaisu pasakyti kas. Būtent meilės misija.
tos meilės, kuri niekada nesustoja. Žemėje ir danguje. Ir negali sustoti, nes tada kas būtų iš mūsų? Nepamaloję savo motinų kailyje, niekada nesuprasime, ką jos iš tiesų išgyvena, ką jos jaučia, kodėl jos kartais verkia, kodėl jos kartais būna nuliūdusios, matydami mūsų vienus ar kitus poelgius. Ne tik per motinos dieną parodykime savo dėkingumą, bet kasdien, bent nedideliais ženklais, tiesiog prieikime ir apkabinkime, priglauskime savo mamas, močiutes prie savo širdies. Lygiai taip pat, kaip jos glaudė, kai mes gimėme, kai mes augome, ir nurimkime savo mamų glėbyje ir įvertinkime mūsų mylinčių mamų širdis. Nesvarbu, kur jos būtų, čia ar amžinybėje. Ir žinokime vieną, kad jeigu Dievas leidžia gimti per mamą vaikui, tai Dievas nėra nusivylęs pasaulio.